Vamos à parte das questões, ou primeiro falar? Questões agora, sim? Sim, questões. Gal kyla klausimų? Jokių, dabar viską praktiškai padaryti. Kokias práticas daro tiesiog galbūt? Uma pergunta agora fundamental e o que então fazer em termos práticos, o que praticar? Oh, muita coisa. Existem labai daug praktikų ir būdų. Há todo um método ensinado, o próprio mestre ensina um método e começa com todo o yoga tibetano. Ir Lama Tulku Lobsang visada pradeda nuo gydančios Tibeto jogos, kaip atspirties taško. No fundo, eu já disse aqui que o método, a essência de todo o método na tradição budista é a meditação. Iš principo, kalbant apie metodą, esminį metodą, tai pagrindinis yra meditacija. Agora, como é que vamos meditar? Isso há muitas formas. Dabar iškyla klausimas, kaip medituoti. Ir čia jau turim kalbėti apie begalę meditacijos būdų. Vamos desde a forma mais tradicional, a que chamamos de meditação mindfulness. Tai vėlgi pradedam nuo tos tradiciškiausios formos, vadinamos mindfulness meditacija, sutelktų į vieną tašką proto meditacija. E a sua filosofia é transversal a todo tipo de meditação. Ir iš principo tai mindfulness yra tokia kaip bazė filosofinė visoms kitoms meditacijoms. E é importante percebermos a sua filosofia, porque vamos estar conscientes de como é que a mente funciona e como é que podemos usar a mente de forma a irmos na direção correta, digamos assim. Ir užtat yra svarbu pasigilinti būtent į mindfulness meditacijos principus, kadangi tokiu būdu mes pradedame suvokti, kaip veikia mūsų protas ir ką mes realiai galime daryti. Mas depois existe uma série de métodos, por exemplo, entramos na via tantrayana e já começamos a usar o corpo como veículo para chegar à mente. Tačiau šalia meditacijos, kai pradedame kalbėti apie tantrajanos liniją būtent, tai kalbame apie savo kūną kaip priemonę dirbti su savim ir pasiekti norimus rezultatus. E aqui já falamos do yoga tibetano. Ir jau čia galime pradėti kalbėti apie Tibeto jogą. E aqui começamos desde um nível mais grosseiro, digamos assim, até um nível mais sutil. Começamos desde o Lojong, depois de Salung, Tumo, práticas de Bliss. Ir vėlgi tai galima matyti, tada pradėti atskirti lygmenis darbo su savimi, nuo pačio grubiausio iki pačio subtiliausio. Todėl pradedame kalbėti apie įvairias praktikas, kurios pasiekia vis subtilesnį lygmenį. Tai Lojong, tipo iš Calung. Calung tai yra energetinė joga, dirbanti daugiau su subtilesniu kūnu, tipo iš Tumo, Bliss. Tada Bliss, palaimos meditacija, dirbanti dar subtilesnėme lygmenyje, tipo iš Rigpa. O tada tikrosios savo proto prigimties suvokimo praktika, Rigpa vadinama meditacija. Rigpa já está fora da prática, porque já é reconhecer a natureza da nossa mente. Iš principo jau šitas lygmuo, Rigpos lygmuo, tai yra anapus metodų, nes jis yra siejamas tiesiog su savo tikrosios proto prigimties atpažinimu. Mas o método tantrayana é eu, através do meu corpo, e sabendo que o meu corpo tem um aspecto sutil, ir būtent tantrayana teigia, kad aš, pažindamas savo kūną ir jo lygmenis, suvokdamas, kad mano kūnas turi subtiliuosius lygmenis. E eu aqui já falei nestes dois aspectos muito brevemente, que foi, temos que falar de canais, energia e essências. Ir kaip aš jau užsiminiau anksčiau, mes turime kalbėti apie 3 šio subtiliojo kūno aspektus, tai yra kanalus, energiją ir esencijas. Nós aqui estamos diretamente a trabalhar com o nosso pensamento, com a nossa mente, porque o vento, a energia, nós dizemos que é o cavalo do pensamento. Būtent dirbdami su šiais lygmenimis, mes to pačiu tiesiogiai dirbame ir su savo mintimis, nes yra manoma, kad vėjas arba energija yra mūsų minčių žirgas. Portanto, mudamos a forma como a energia está a fluir. Tad, kai mes pradame keisti savo energetinės tėkmės pobūdį, formą, e mudamos o nosso pensamento. Automatiškai pakeičiame savo mąstymą. Portanto, é uma forma mais fácil de meditar. Todėl tai yra pati lengviausia meditacijos forma. E não só de meditar, de transformar a nossa mente. Ir ne tik medituoti, bet ir transformuoti savo protą.
E este é um método, um recurso muito útil no mundo ocidental que vivemos tão agitado. Ir tai yra ypatingai naudingas metodas ir šaltinis, kuris mūsų vakarų pasauliu tiesiog nepakeičiamas. É muito difícil para nós ocidentais sentarmos, meditarmos e esvaziarmos completamente a mente. Nes mums vakariečiams realiai yra be galo sunku tiesiog atsisėsti ir ištuštinti savo protą. E por isso temos que recorrer ao nosso corpo, em especial ao corpo sutil. Todėl mūsų didysis pagalbininkas gali būti būtent mūsų kūnas ir tie jo subtilūs lygmenys. E por exemplo, temos o Lujong e o Tokshot. Pavyzdžiui, galim pakalbėti apie Lujong ir Tokshot. O Lujong é yoga tibetano mais de cura terapêutica. Lujong yra gydančioji terapinė Tibeto joga, Visa muito a saúde, kuri iš principo koncentruojasi į sveikatą, que obviamente vai ser muito importante para sermos pessoas mais felizes. kas be abejo mums yra labai svarbu, kai mes norime būti laimingi. Mas o Tokshot já trabalha a um nível diferente. O Tokshot praktika jau dirba ties kitų lygmenį. Porque o Tokshot já não visa a saúde, já não é terapêutico. O Tokshot, kas yra Tibeto išminties kardo praktika, jau dirba labiau su emocijomis. Jau ne tiek dirba su sveikata kūno. E a um nível primário é mesmo como se fosse uma meditação, rapidamente meditar. Ir iš principo tai yra tokia itin greita meditacijos forma. Lyg mes tuo metu, kai praktikuojame Tokshot, medituotume. Usamos uma espada, que é símbolo de sabedoria, Mes naudojame kardą, kuris yra išminties simbolis, e é assim movimentos muito mais rápidos e agressivos, ir judesiai yra pakankamai greiti ir iš šono gali pasirodyti net tiek agresyvūs. que permitem, num curto espaço de tempo, esvaziar a mente. Ir būtent šie judesiai leidžia mums ištuštinti savo protą per itin trumpą laiką. E é dos métodos mais efetivos para esvaziar e silenciar a mente. Ir iš tikrųjų tai yra vienas galingiausių metodų, kaip ištuštinti ir nuraminti savo protą. Porque é em movimento e rápido. Nes tai yra judėjimas ir greitas judėjimas. A um segundo nível, o Tokshot também permite transformar as nossas emoções. Iš kitos pusės taip pat Tokshot padeda perkeisti savo emocijas. Porque vamos usar, neste caso, uma emoção como a raiva, Nes šiuo atveju mes naudosime tokią emociją kaip pyktis. Vamos usar a raiva, que é toda aquela emoção de não gosto, não quero. Vamos usar essa emoção que para nós agora não tem qualquer utilidade, pelo contrário, e vamos transformá-la em força, poder. Pyktis, kurį mes paprastai laikome tokia visiškai nenaudinga ir žalinga emocija ir kuri yra siejama su visu tuo, kas mums nepatinka, ko mes nenorim, kas mus erzina, tai su Tokshot pagalba mes ją perkeisime į vidinę galią ir stiprybę. Portanto, o Tokshot permite trabalhar muito mais emoções como a raiva, enquanto o Lujong é algo muito mais suave e vai-nos trabalhar ao nível sutil de abrir canais, de obtermos mais cura e trabalharmos o amor. Tad kalbant apie Tokshot, tai yra puikus metodas dirbti su tokiamis emocijomis kaip pyktis, perkeisti jas, o Lujong yra daugiau tokia subtili, švelni, tekanti praktika, kuri padeda mums sveikatinti save, atveriant savo kanalus. E isto a um primeiro nível, temos estas duas práticas, enquanto o Tokshot permite trabalhar mais as emoções como a raiva, o Lujong permite trabalhar emoções como o apego. Ir vėlgi tam pirmam lygmenį šios dvi praktikos yra tolygios. Tai Tokshot padeda perkeisti tokias emocijas kaip pyktis, o Lujong praktika padeda dirbti su tuo įsikibimu ar prisirišimu. E se quisermos ir mais profundo, então, quanto mais profundo, existe o Tsalung. O jeigu norime dar gilinti tos lygmenis darbo su savim, tada jau turim pakalbėti apie Tsalung, energetinę jogą. Então aqui vamos estar a trabalhar ainda mais profundo, ao nível da energia, chamado Lung, vento. Čia jau pradame dirbti energetinėme lygmenyje su energija, kuri vadinama Lung arba vėju. Não quer dizer que o Lujong já não trabalha. Tai jokių būdų nenorim pasakyti, kad Lujong jau nedirba energetiniam lygmenyje. Mas porque no Tsalung
fazemos técnicas específicas como retenção da respiração. Tačiau Tsalung jau koncentruojasi į specifines kvėpavimo technikas, ypatingai kvėpavimo sulaikymą. Permite ir mais profundo, a nível extremamente profundo. Ir būtent tai sąlygoja tą ėjimą gilyn, patekimą į dar gilesnį darbo savim lygmenį. E a seguir, porque realmente já trabalhamos os canais com o Lujong, porque realmente já conseguimos que a energia fluísse corretamente com o Tsalung, vai-se começar a produzir uma energia interna, um calor chamado calorzinho, que permite, que nós chamamos tumo. Ir tada jau po šitų 2 lygmenų eina trečiasis, kadangi mes jau dirbame su kanalo atverimu, o po to susitelkėme į darbą su energija, kuri turi teisingai tekėti tais kanalais, tai to pasekoje pradeda organizme mūsų kilti temperatūrą ir mes pradedame jausti vidinį karštį. Ir tada jau pradedam kalbėti apie tumo praktiką, vidinės išminties, ugnies praktiką. E a prática de tumo são práticas já extremamente poderosas e secretas da tradição tibetana. Ir jau būtent tumo praktika Tantrajenos tradicijoje laikoma pačia galingiausia ir slapčiausia praktika. É chamado a prática da sabedoria do fogo interno. Ir tai yra vadinama tos vidinės išminties ugnies praktika. E estas práticas só podem ser transmitidas diretamente pelo mestre. Ir jau šias praktikas perteikti gali tik tiesiogiai pats mokytojas. No entanto, qualquer pessoa pode frequentar curso ou retiro de tumo com o mestre. Tačiau nėra jokių rekvizitų, kas gali dalyvauti tuose mokymuose. Gali dalyvauti juose visi. Tiesiog jų mokyti gali tik pats lama. Ao contrário do que tem vindo até aos tempos atuais a acontecer, que é esconder-se estas práticas de forma a se preservar, agora, com a invasão da China e tudo mais, os mestres foram obrigados a vir para o Ocidente e nós começamos a ter mais conhecimento sobre estas práticas. Jeigu anksčiau būtent šios praktikos buvo slepiamos ir siekiama išlaikyti jų autentiškumą ir neatskleisti jų kaip ir plačiai visuomeniai, tai būtent Kinijos invazijos į Tibetą dėka lamos apsisprendė pradėti vis tik tai jas skleisti ir jų mokyti net ir vakariečius. E mesmo assim são consideradas práticas muito secretas. Bet net ir dabar jos yra laikomos ypatingomis ir slaptomis praktikomis. Pelo seu poder. Nes jos yra iš tikrųjų galingos, efektyvios praktikos. E este mestre é dos poucos que divulga estas práticas. Ir Lama Tulku Lobsang iš tikrųjų yra laikomas revoliucionierium, kadangi jis nusprendė dalintis tomis praktikomis ir mokyti jų vis daugiau. E não só divulga, ir ne tik skleisti šias žinias, como está a criar um sistema em que os seus próprios alunos podem espalhar estas práticas, podem ensinar, como é o caso do Lujong, Tokshod e futuramente Tsalung e massagem comigo. Bet netgi ir be to, Tulku Lobsang pradėjo kurti visą mokymo sistemą, kitaip sakant, formuoti ir šių praktikų mokytojus, kurie galėtų šių praktikų mokyti savo mokinius. Kitaip sakant, pakol kas mes turime jau Lujong, Tokshod ir kitais metais turėsime šios energetinės jogos Tsalung mokytojus. Jau ne vien pats Lama jų moko. Isto é raro na tradição tibetana, muito raro. Ir tai yra ypatingai retas atvejis tibetietiško budizmo tradicijos. Porque tudo é visto com muito secretismo. Nes visa yra įprasta matyti labai taip įslaptinti, apsaugoti praktikas. No entanto, por exemplo, o tumo, a prática de tumo, pavyzdžiui, tumo praktika foi muito falada nos anos 70 pelos cientistas americanos. Apie ją buvo kalbama apie 70-ame dešimtmetyje būtent Amerikoje. Amerikos mokslininkai gavo apie tai žinias ir pradėjo į tai gilinti. Despertou muito interesse. Ir tai sukėlė didžiulį interesą. Porque os praticantes eram conhecidos e são conhecidos por praticarem nas neves e poderem ter a capacidade de reter a neve. Nes praktikuotojai, žmonės pamatė, kad praktikuojantis tumo jogai ir žmonės, jie geba pasiekti tokį lygmenį, kad gali praktikuoti tiesiog sniege, šaltyje ir tirpdyti apie save
tą Pelo sniegą. calor gerado no seu corpo. Žodžiu, jie tiek sustimuliuoja tą savo vidinę ugnį, kad jį tirpdo visą aplinkui. E fizeram estudos Ir buvo atlikti moksliniai tyrimai e conseguem ver alterações fisiológicas. ir buvo įrodyta, kad žmogaus organizme realiai įvyksta pokyčiai, Nós não conseguimos fiziniai explicar. pokyčiai. Tačiau tam nėra jokių objektyvių paaiškinimų. E por isso, neste momento, não se consegue explicar cientificamente como é que essas mudanças ocorrem. Ir iki šiol dar nėra atrastas mokslinis paaiškinimas, kokiu būdu įvyksta mūsų organizme tokie stiprus pokyčiai. E é uma prática que, sim, podemos. Para mim é um privilégio poder ter um mestre que possa me ensinar esta prática tão secreta. Ir iš tikrųjų aš tai jaučiuosi privilegijuota, kad turiu prieigą prie šios praktikos, turiu tokį mokytoją, kuris moko būtent tokių praktikų. E na minha experiência pessoal, Ir mano asmeninė patirtis. foi sem dúvida esta a minha prática favorita. Iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad būtent ši praktika yra viena mano mylimiausių. E é aquela que eu mais pratico. Ir yra būtent ta, kurią aš pati daugiausiai užsiimu. E realmente tem um grande poder de transformação. Ir jaučiu pati per savo patirtį, kad būtent ši praktika turi didžiulį transformacijos potencialą. Porque o princípio é nós conseguimos realmente, através destas práticas extremamente profundas a nível energético, conseguir limpar o nosso karma. Nes principas šitų praktikų yra būtent per tokį galingą transformuojantį poveikį, kaip ir išvalyti savo karminius įrašus. E o karma significa condicionamento. Nes karma tai yra tolygų apribojimams. Mesmo que seja karma positivo. Net ir pozityvi karma tai taip pat yra ribojantis É faktorius. o que nos condiciona. Tai yra būtent riba mums. E se nós conseguimos libertar esses nós, não é? Esses chakras, nós chamamos chakras, nós bloqueios, Ir jeigu mes sugebėsime ištirpdyti šiuos blokus, vadinamus mazgais arba čakromis, então passamos a ser pessoas mais livres. būtent tuomet tapsime laisvesniais žmonėmis. E livres significa O būti laisvu reiškia menos emotivas, menos no sentido de menos presas às emoções. ir mažiau emocionaliais, tai reiškia nepasiduoti emocijų poveikiui mums. Então dizemos que somos pessoas mais despertas ou mais sábias. Tad kalbame apie tą tapimą sąmoningesniu, išmintingesniu žmogumi. E há algo que eu só queria concluir, que eu acho que é importante. Ir pabaigai, manau, kad dar yra svarbu, kad aš pakalbėčiau apie vieną svarbų momentą. Muitas vezes quando ouvimos estas coisas e falamos muito de iluminação e Buda e despertar, Dažnai, kai mes girdime tas savokas kaip nušvitimas, Buda ar prabudimas, nós achamos que é assim de um dia para o outro e é como se fosse acender uma lâmpada. mes manom, kad čia tiesiog ateina momentas ir mes kaip lemputės taiga užsidegam, įsižiebėm. Mas é completamente o oposto. Tačiau yra visiškai priešingai É realybėje. uma aprendizagem, um processo. Tai yra didžiulis mokymosi procesas. E muito mais hoje em dia, Ir šiais laikais dar intensyvesnis porque mokymosi temos procesas. mais desafios. Nes šiais laikais mes turim žymiai daugiau iššūkių. Então, realizarmos ou iluminarmos significa gradualmente sermos pessoas mais livres, mais despertas, gradualmente ir tendo insights, realizações. Tad būtent šiuo atveju kalbame apie tą palaipsnį darbą su savimi, kai mes po truputį vis labiau patiriame tų vadinamų insightų ar vidinių įžvalgų, realizuojame save po truputėlį palaipsnį. E bom indicador ou teste que o mestre Lobsang costuma dizer para sabermos se realmente estamos a ser pessoas mais livres ou mais felizes. Ir tu, Lobsang kalba apie tokį mažą savęs testavimo būdą. Iš tikrųjų, taip save panalizuoti, ar aš realiai praktikuodamas tampu tuo laisvesniu, išmintingesniu žmogumi. É questionarmos se através da nossa prática, de tudo aquilo que nós estudamos e de tudo que estudamos já integramos na nossa vida, é se nós somos pessoas com menos medos e expectativas. Realiai galime save įsivertinti, kiek ta mūsų praktika ir tos mūsų žinios, kurias mes vis kaupiame, realiai integruojasi į mūsų pačių gyvenimą. Ir kiek mes realiai tampame laimingesniais ir mažiau komplikuotais žmonėmis.
Portanto, nunca avaliar pela quantidade prática. Todėl niekad neverta vertinti savęs, remiantis praktikos kiekybę, žodžiu, kiek daug aš praktikuoju. Não significa nada, é o que eu quero dizer. Não significa, se praticarmos muito, isso não quer dizer nada. Não significa que eu serei uma pessoa mais esperta. Aš galiu labai daug praktikuoti, bet realiai nieko to nepasiekti, nebūti tuo sąmoningesniu žmogumi. Nós temos que nos questionar, avaliar se estou realmente uma pessoa mais esperta, então eu tenho que me questionar. Tenho menos expectativas, tenho menos medos, sou uma pessoa menos vulnerável às mudanças, menos emotiva. Vienintelis adekvatus savęs įsivertinimo būdas yra stebėti, ar aš turiu mažiau baimių, mažiau lūkesčių, aš esu mažiau veikiamas savo emocijų. Tai yra vienintelis realiai adekvatus testas savo. Ok, excelente. Mais alguma questão? Gal dar kažkokį Não klausimą? sei se temos tempo. Kai reikėtų laiko definėjimo visas praktikas mokomus tuos. Ar galima išmokti, kad kas tai tų praktikų didžiųjų? Uma dúvida. Tu agora vais ensinar algumas práticas nos seminários, mas realmente será que só em pouco espaço, em pouco tempo é possível de verdade aprender alguma prática para depois aplicar na própria vida? Há uma prática que é muito simples e é logo o primeiro passo que nós deveríamos fazer, é aprender o primeiro grupo do Jong, os 5 elementos. Egzistuoja pirmas žingsnis visų apskritai praktikų, apie kurias mes kalbėjome. Tai yra būtent gydančiosios Tibeto jogos pirmoji grupė, vadinama 5 elementais. E esses são apenas 12 minutos na nossa vida diária. Ir realiai tai kasdienė mūsų gyvenime užima 12 minučių. Ta praktika. E já fazem toda a diferença. Ir nors tiek nedaug reikia tam skirti laiko, bet tai turi iš tikrųjų didžiulį poveikį ir pajaučiam didžiulį skirtumą. Da mesma forma como eu disse que não podemos ver a iluminação como algo assim de um dia para o outro, turime suvokti tą patį principą, kad negalime žvelgti į nušvitimą kaip į tokį staigų procesą, kuris atsitinka staiga. Iš vienos dienos į kitą jau mes nušvintame. Também, a nível prático, não podemos logo fazer logo muito e achar que vamos conseguir logo grandes mudanças só porque praticamos muito. Kaip jau ir minėjo, kad neverta manyti, kad dabar va iš karto pasinėrus visą galvą į visas įmanomas praktikas ir atliekant didžiulius jų kiekius, tai jau iš karto pradės vykti tie procesai, kurie mus nuves į tikslą. Porque não vamos estar preparados. Tenho a certeza que a nossa mente, porque não está funcional, toda essa quantidade enorme de prática não seria com qualidade. Realiai mes nesame įgalūs priimti tiek daug naujos informacijos. Mes turime pradėti palaipsniui nuo pačių pirmų žingsnių ir tada po truputėlį toliau vis eiti link kitų praktikų. O mestre diz que temos que tornar gradualmente a nossa mente funcional. Mes turime tarsi pratinti savo protą prie jų ir palaipsniui po žingsnelį save pripratinti prie kiekvienos praktikos. E por isso, por exemplo, no Jong, estes 5 movimentos são fundamentais. Ir būtent Jong, tos gydančios Tibeto jogos atveju, būtent šita pirmoji 5 elementų grupė yra laikoma tokia esminė, bazinė praktika. E são apenas 12 minutos na nossa vida diária. Ir kaip jau minėjau, tai užima tik 12 mūsų gyvenimo minučių kasdien. E já vamos sentir muitas diferenças, não só ao nível da nossa saúde, mas também a nível mental. Ir jau pajusime realiai stiprius pokyčius ne tik savo sveikatos atžvilgių, bet ir savo proto sveikatos, tarkim, atžvilgių. Isto relativamente ao Jong. Tai čia kalbant apie Jong, gydančią Tibeto jogą. Ir depois yra kažkas super sudėtingo. Kas tai yra? Tai yra fiziniai pratimai? O que é este primeiro grupo dos 5 elementos? São complicados? São movimentos? Não. É extremamente simples. São 5 movimentos que podem ser feitos mesmo calçados, porque são de pé. Tai yra 5 pratimai, labai paprasti, labai elementarūs, kuriuos galima atlikti su paprastais, minimaliai patogiais drabužiais ir apsavus batais, bet kur.
E tibetietiški Ne. pratimai. E focam-se na nossa coluna vertebral. Ir šie pratimai kaip ir ypatingai veikia mūsų stuburą. Kaip ir koncentruojamas dėmesys į darbą su mūsų stuburu. A nossa coluna vertebral é considerada a fonte de energia e está relacionada com todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Kadangi stuburas yra laikomas mūsų energijos šaltiniu ir jis yra neatsiejamai susijęs su visais mūsų vidaus organais. E só para terem uma noção da importância deste grupo, é um grupo de 5 movimentos. Ir vien tam, kad suvoktume šių 5 pratimų grupės svarbą, Nós nas aulas, os professores do Lujong, fazem sempre este grupo. Quando temos que começar sempre por este grupo. Repetimos sempre. mes, Lujong mokytojai, kurie vedam pamokas, užsiėmimus savo mokiniams, kiekvieną užsiėmimą pradedam nuo šitos grupės praktikos. E mesmo alunos que já sabem o nível 1 todo do Lujong e o nível 2 do Lujong, os 5 elementos são praticados sempre. Ir net ir tie mokiniai, kurie jau puikiai pažįsta visas šių pratimų grupės, ir tiek pirmo Lujong jogos lygmens, tiek ir antrojo, vis tiek kiekvieną savo praktiką pradeda nuo šitų 5 elementų. E supostamente estes 5 movimentos seriam a conclusão de todo o Lujong. Ir iš principo tai visa gydančioji Tibeto joga, kaip ir galima ją redukuoti iki šių 5 judesių. Jie yra visos gydančios Tibeto jogos esmė. Obviamente para nós não é suficiente, mas supostamente só com estes 5 elementos já não precisaríamos de mais nada. Mums paprastai atrodo kaip ir neužtenka vien šių 5 elementų, bet realiai tai jie turi tokį potencialą savyje, kad vien jų praktikos mums galėtų užtekti, kad mes pasiektumėm daug pokyčių savyje. Mas há algo muito importante. Tai jie yra ypatingai svarbus. Tem que ser praticados todos os dias com regularidade. Bet tam, kad mes pajustumėm jų poveikį, mes turime turėti tą discipliną ir praktikuoti juos kasdien. Mas o mais interessante é que quando as pessoas praticam durante algum tempo com regularidade e deixam de praticar, sentem muita necessidade e normalmente voltam. Bet labai įdomus fenomenas, kalbant apie šios 5 elementus, yra tas, kad žmonės, kurie praktikuoja kasdien kurį tai laiką šitos 5 elementus ir po to dėl tam tikrų priežasčių nustoja tai darę, pajaučia didžiulį jų stygių ir vėl iš naujo savaime grįžta prie praktikos. E sempre pensarmos que é como lavar os dentes, ou tomar banho, ou comer, e não um extra. Turėtumėm juos žvelgti su tokiu pačiu atidumu ir teikdami tokią pačią reikšmę, kaip kad valytis dantis, valgyti ir eiti miegoti, nes tai nėra ekstra, kažkas tai tokio, kas kaip ir nebūtina mūsų gyvenime. Tai turėtų būti tolygu su visais mūsų baziniais poreikiais. Mesmo que ao início tínhamos que simular que estamos a sentir muito bem, que há muito bem-estar, estamos felizes. Mesmo que tenhamos que simular, é importante esta simulação. Não fazer porque eu tenho que fazer, porque alguém me disse que era bom fazer. Ir labai svarbu taip pat šioje praktikoje mūsų nuostata. Nedaryti to vien dėl to, kad aš būtinai turiu daryti, nes man tai yra naudinga ir yra gerai, versti save, bet stengtis išgyventi ir įsijausti juos tiek, kad realiai jaustis maloniai ir gerai juos praktikuojant. Ir tada tai bus ta natūrali motyvacija, kuri mus ir toliau kasdien ves į tą nuolatinę praktiką. Com esta simulação estamos a usar o poder do pensamento e da imaginação. Ir jeigu net ir to nepavyksta padaryti natūraliai, mes turime sąmoningai net ir simuliuoti tą savo gerbuvį, kad skatinti save praktikuoti, nes tai yra mūsų proto veiklos taip ir įtaka mums tada. Mes tada iš tikrųjų pradam jausti gerai. E relativamente aos outros yogas, eu fui, como eu disse no início, professora de outros tipos de yoga, de outros estilos. Ir lyginant šitą gydančią Tibeto jogą su kitomis jogomis, kaip sakiau, aš buvau ir kitų jogos rūšių mokytoja. O que mais me fascinou no Lujong, no yoga tibetano, kas labiausiai mane sužavėjo būtent šioje jogos sistemoje, além de que é a união entre posição e movimento, e penso que o movimento é muito importante porque o nosso pensamento em movimento é mais fácil para nós haver movimento, mesmo que suave. čia galim pakalbėti apie tą sąjungą tarp pozicijos ir judesio, kad tai yra praktikuojama kartu
Ir judesys mums yra ypatingai svarbus, manau, dar ir dėl to, kad mūsų protas yra judantis, mūsų mintis yra judančios, dėl to mums paprasčiau yra atlikti kažką judėjime, negu pasyviai. Na tradição tibetana é muito importante esta conjugação entre posição e movimento. Apskritai visose šitose praktikose tibetietiškose budistinės yra nepaliaujamai derinama teisinga kūno pozicija su judesiu. Além deste aspecto do movimento, que eu sempre tive afinidade maior, ir be šio aspekto būtent judėjimo, kuris man yra labai artimas ir atrodo labai reikšmingas, é o facto de todas estas práticas e ensinamentos ainda estarem vivas. Mane dar žavi ir tai, kad tai yra tokia gyva tradicija, kuri buvo nepaliaujamai perdodama iš mokytojo mokiniui iki pat šių laikų, iš amžių glūdumos atėjo iki mūsų ta gyvąja perdavimo tradicija. O que isso significa? Que vem de uma linhagem ininterrupta. Žodžiu, ši praktika iki mūsų atėjo nepertraukiamos perdavimo linijos dėka. Mesmo o yoga indiano, por causa de toda a história da Índia, teve interrupções de idades negras. Net ir indiška joga savo istorijoje turėjo tokių kaip ir trūkių, kad buvo nutrūkus ta gyvo perdavimo tradicija, vadinami tie tamsieji amžiai. E o Tibete, por causa da sua localização geográfica e também pela sua tradição do secretismo, O Tibetas būtent savo geografinės padėties dėka ir taip pat dėl to, kad tai buvo laikoma slaptomis praktikomis ir jos buvo itin sureikšminamos, conseguiram manter as práticas e ensinamentos autênticos, puros. To pasekoje būtent tibetiečiai sugebėjo išlaikyti šių praktikų autentiškumą ir grinumą, absoliučiai jų nekeisdami ir nepaliaujamai šias žinias perduodami vieni kitiems, o būtent tą nepertraukiamą liniją. Não é nenhuma invenção moderna, Nėra jokių modernių išradimų ar adaptacijų, mas sim baseado em toda uma experiência muito empírico. ir iš principo tai yra tokia empiriška perdavimo tradicija. Viskas paremta analitišku požiūriu į savo patirtį. Com mais de 2500 anos. Ir ši patirtis ateina iki mūsų jau iš amžių glūdumos. Iš principo galim šnekėti apie 2500 metų. E, por exemplo, o Dzong, que teve influências Bon, que era a religião indígena do Tibete, antes do budismo indiano chegar ao Tibete, então podemos dizer que tem cerca de 8000 anos. O būtent Lūdžiong atveju galim kalbėti apie 8000 metų, kadangi pradžia šios jogos siekia Bon tikėjimo laikus, kas yra ta tradicinė senoji Tibeto religija iki budizmo, iki Budos laikų. E isso tem grande poder em nós. Psicologicamente também ajuda muito. Ir psichologiškai, kai mes tai prisimenam, mus tai labai veikia ir yra iš tikrųjų stipri motyvacija, suvokiant tai, kad būtent per tiek metų išlaikyta šitą tradiciją atėjo iki mūsų, autentiška. É como se fosse selo de garantia. Nes tai yra tarsi toks garantijos antspaudas. Se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Jeigu jie sugebėjo, mes irgi sugebėsime. Com as mesmas técnicas, com as mesmas práticas. Naudoti tas pačias technikas ir tas pačias praktikas. Além de que este mestre tem uma grande capacidade de adaptação. Nors iš kitos pusės vėlgi reikia pripažinti, kad būtent šis lama, šis mokytojas turi didelį kaip ir gebėjimą adaptuoti dalykus mums. Ele não ensina estas técnicas como realmente são ensinadas no Tibete. Jis nemoko šių technikų tokiais pačiais būdais, kokios jos buvo mokomos Tibete. Sem perder a essência. Neprarasdamas šių praktikų esmės. Isto porque ele conhece de todas as linhagens e tradições, tem essa capacidade. Ir turėdamas visų linijų ir tradicijų žinias, pagrindus. Portanto, sem perder a essência, ele tem a capacidade de adaptar estes métodos, estas práticas ao mundo ocidental. Šis lama sugeba pritaikyti šias praktikas vakarų pasauliui. Isso é muito importante para nós ocidentais. Ir mums tai yra ypatingai svarbu. Porque senão não teríamos capacidade de praticar, de pôr em prática estas Nes práticas. kitu atveju mes tiesiog nesugebėtumėm realiai praktikuoti šių metodų. São muito duras. Nes tokios, kokios jos yra Tibete, jos yra itin sudėtingos.
e por isso ele adapta, torna-as mais suaves e sem perder isso, sem perder o que é fundamental, o que é que realmente nos temos que focar. Todėl Tuklam Lobsang jisai tarsi distiliuoja šias praktikas, neprarasdamas jų esmės, supaprastina šiek tiek formą, kaip jas praktikuoti. Kiek laiko mokomasi tų pirmų